Treneriai ne kartą kartojot, kad trenerių idealių rungtynių nebūna, bet šitas idealias, ne? Ne. Būna geresnių ir niekada nebus turbūt. Todėl, kad negalima sustoti, negalima niekada džiaugtis. Pasidžiaugiam šį vakarą ir pasidžiaugiam dabar su vyrais. Ir yra darbo, yra problemų ir turim žaisti ir geriau, ir pastoviai gerai. Taip, kad niekada nėra trenerių galo. Treneri, kokios priežastys lėmė tą tokį daugiau neįtikinamą pergalę šiandien? Gerą vyrų supratimą. Antausis Prienuose, gal net Ukrainoje. Jie visi yra žmonės, kaip aš mėgstu sakyti, kad yra žmonės ir jie supranta, kad kažkur tai netidavėm jėgų, kažko tai pritrūko, ten vienu tašku ir vienu metimu pralaimėjom. Labai buvo gera mobilizacija, labai gerai suprato mūsų norus. Mes gal darėm išvadas, ką naudoti. Ir aišku ir naujų žaidėjų pasijungimas, ir Sauliaus, ir Laurino nebuvo praeitose varžybose Belgijoje, kai žaidėm. Taip, kad visų labai geras susikaupimas ir geras žaidimas. Pirmose rungtynėse Belgijoje varžovai žaidė kietai gynyboje. Šiandien panašu, kad jūs davėt atsaką tokį patį kietą žaidimą. Ir jisai visai šiai komandai tiko. Pats geriausias vaistas. Parodyti varžovam tokį pat žaidimą, kokį jie nori žaisti. Tai pats geriausias vaistas prieš varžovus. Tai jie gal nesitikė, kad tai bus agresyviai atakavom ir iš tritaškų ir pataikymai geri viskas. Čia viskas eina nuo psichologijos, bet šiaip tai mes turbūt gerą pasirinkom kelią, kad varžovam duot tokią kovą, kaip jie norėtų. Užspausti, agresyviai žaisti, gavosi priešingai. Treneri, turbūt dabar svarbiausias dalykas, žvelgiant į FIBA Europos turnyrą, neatsipalaiduoti prieš kitos savaitės rungtynes Danijoje. Nes Juventus likimas yra dabar jau Juventus rankos. Aš nenoriu, kad atsipalaiduotume nei vienose varžybose, ne tik, kad kitoj savaitėje, kas bus, šį savaitgalį turim su labai svarbias varžybos. Norėčiau, kad vyrai žaistų kiekvienose varžybose taip.